Vieno pieštuko istorija. Šiuolaikiniame pasaulyje ekologijos tema yra be galo aktuali. Dabar, kol dar nėra per vėlu ir žmonės tikrai gali kažką pakeisti, yra ypač svarbu apie tai kalbėti. Kaip dailininkė turiu savotišką požiūrį į šią problemą. Įkvėpimo metu, paišydama, pasineriu į savo kūrybinį pasaulį, galiu pamiršti viską, kas darosi aplinkui manęs. Kai mintise gimsta naujo paveikslo idėjos, nebepastebiu, kiek popieriaus išnaudoju arba nerūpestingai drožiu pieštukus. Galiu net sulaužyti juos. Todėl, kurdama šį projektą, susimąsčiau, kiek daug iš tikrųjų tokių žmogus gali eikvoti resursus, kuriuos mes gauname dėka gamtos. Juk lapai ir pieštukai yra gaminami iš medienos. Kad dailininkai turėtų su kuo kurti savo darbus, yra kertama be galo daug medžių ir eikvojami kiti gamtos resursai. Susidomėjau, ant kiek tai aktuali problema Lietuvoje. Nuo 2002 metų miškų plotas Lietuvoje padidėjo 7,5%, o medžių skaičius 12%. Be to, Lietuvoje kasmet visose valstybinės miškų urėdijos teritorijose balandžio mėnesį vyksta nacionalinis miškasodis. 2023 metais buvo pasodintas rekordinis medžių skaičius – 27 milijonai. Lietuvoje miško išsaugojimui yra dedama daug pastangų. Visuomeniai šis klausimas yra labai aktualus, tačiau daugelį kitų šalių šiai problemai nėra skiriamas pakankamas dėmesys. Pavyzdžiui, Brazilijoje, Indonezijoje arba Bolivijoje tai yra iki šiol aktuali problema. Iš viso visame pasaulyje per metus yra kertama apie 15 milijardų medžių. Yra net baisu mąstyti, koks tai didelis skaičius. Todėl aš manau, kad kiekvienas žmogus turi galvoti apie tai, kiek medienos jis naudoja, branginti ją, saugoti ir tausoti. Kitą kartą, kai paimate rankas pieštuką, prisiminkit, kad gavot jį būtent gamtos dėka.